Taip, naujienos apie būsto kreditus. Tie, kurie norite įsigyti nekilnojamą turtą ir gauti iš valstybės paramą, turėkite omeny, kad tą galite daryti, bet tik tai regionuose, kur yra miestai iki 150 tūkstančių. Tai reiškia, Klaipėda yra labai ant ribos. Tai Šiauliai, Panevėžys, Marijampolė, visi miesteliai tikrai galite pretenduoti šitą paramą, bet suma turi būti nedidesnė negu 120 tūkstančių eurų. Bet paramą duoda iki 87 tūkstančių, reiškia vis tiek planuokit kažkokią dalį turėti savo pinigų. Tai kas planuojat šeimą arba turit vieną vaiką, 10% galit gauti pradiniam įnašui, kas turit 2 vaikus, tai 12,5 procentai, na kas turit 3 vaikus ir daugiau, galima netgi 15% gauti paramą iki 36 metų. Tiesa, kas turi 3 vaikus ir daugiau, galima ir iki 40 metų prašyti tos paramos, bet būtina sąlyga, kad negavot jokio paveldėjimo, dovanų ar neturėjot nekilnojamo turto. Tai va, jeigu atitinka tas visas sąlygas, gali tikrai pretenduoti į šią paramą savo būstui.